į Coca-Cola futbolio savaitgalio lygą Vilniuje. Kūnus paimai. Taip. Žaidimas baudos aikštelėje, smūgis į vartus, dėja. Šalia vartų lekia kamuolys. Žirmūniečiai, kad apsigina ir netrukus kiks Barsai į atlapus. Tuoj pradės organizuoti neatmušamą kontrataką. Štai matau, prasidėjo žaidimas, prasidėjo rungtynės ir ketvirtoje aikštelėje. Kol kas tik tikrina priešininkus Intra ir Soccer. O trečioje aikštelėje aktyvi ataka. Deja. Ranka. Taip, žemniečiai bandė pralaužti Barsos gynybą, tačiau vėl puola Barsa. Jau aktyvi kova verda ir ketvirtoje aikštelėje. MTG Soccer prieš Intro. Bet kas dedasi trečioje aikštelėje? Kaip pertraukėlę tarp kelinių aš paskelbsiu. Kol kas, kol kupini jėgų priešininkai. Taip, įvartis matau, tik buvo įmuštas antroje aikštelėje. Pasižiūrėkime ir pasidomėkime, kaip sekasi. Antras atimtas kamuolys, žirmūniečiai skuba į priekį. Ne, prarado kamuolį žirmūnietis. Barsos puolėjai nesnaudžia, tai bus perdavimas prie vartų linijos, taip, Laivas susipasuoja, dėja, per ilgas pasas buvo. Kamas, taip, vėl Barsa atakoje, na, žiūrim, ką turim, smūgis į vartus nevyko, pargriaunamas puolėjas, viskas vyko pagal taisyklės ir virš skersinio skrieja kamuolys. Nepavyko suorganizuoti pelningos atakos, rezultatyvios atakos Barsai ir toliau į ataką kips žirmūniečiai. O čia taip pat vos įvarčių nesibaigė antroje aikštelėje suorganizuota ataka. Bet pasižiūrėkit į amžiaus skirtumą ketvirtoje aikštelėje. Žaidžia tokie mažiukai prieš didelius. Bet, kaip sako, svarbiausia ne ūgis, o stiprus smūgis. Šiuo atveju stiprus smūgis koja į kamuolį.
Stengsime toliau ir be traumų. Aikštelėse vyksta kova, o kas nežaidžia, su nerimu stebi žaidžiančiuosius ir bando išanalizuoti priešininkų puolimo ir gynybos taktiką, kad lengviau galėtų kauti su jais, kai ateis laikas. Tai pasikeitė aikštelės pusėmis Barsa ir žirmuniečiai. Ir dabar jau atakuoja vėl Barsa. Žirmuniečiai bando sukurti pavojingą situaciją prie Barsos vartų. Taip, kels, tai bus perdavimas. Ne. Užribė. Nieko. Šiuo metu, kaip matau, ilsisi trečioje aikštelėje žaidžiantis. 3-0. Pralaimimas iš jų. Tai. O Babatukas intensyviai kovoja. Taigi vėl atakuoja Barsa. Atakuoja. Deja, žirmuniečiai apsigina. Nors Barsa ir čempionų lygos nugalėtojai, bet žirmuniečių komanda turtingesnė. Jie sugebėjo nusipirkti Beckhamą ir Auveną. Kaip matote ant užrašų ant jų marškinėlių, Auvenas puikiai žaidžia saugo pozicijoje. Tai Barsa atakuoja. Griūna Ronaldinho. Taip, Beckhamas perima kamuolį. Ir skuba į ataką. Deja. Trečioje aikštelėje jau vis daugam pasidarė karšta, jie nusimetė marškinėlius, nes žino, kad teisėjai pažįsta juos iš veidų, kam tie numeriai. Noriu paskelbti, kas žais trečiajame ture, kuriam komandom reikia ruoštis ir kokioje aikštelėje jos žais. Taigi, trečiajame ture, pirmoje aikštelėje, kur dabar žaidžia Barsa prieš žirmuniečius, pirmoje aikštelėje žais Viesulas prieš Genį. Antroje aikštelėje ruošiasi žaisti Vaicerė kova. Ture ketvirtoje aikštelėje ruošiasi žaisti Dainava prieš Extreme. Lauži, taip nedaryk. Intensyvi kova vyksta tarp žirmuniečių ir Barsos.
Labai įdomu, koks rezultatas, mes jį netrukus sužinosime, pasibaigus antrajam kėliniui ir paskelbsime visiems. Taip, antrasis turas taip pat eina į pabaigą. Komandos bando atsigriebti, atsilošti prarastus taškus arba pelnyti bent vieną įvartį. Nors tikiuosi, kad jau jų įmušta yra tikrai nemažai. Netrukus paskelbsime antrojo turo rezultatus ir pradėsime trečiąjį. Met de Anklaar voor Van Nistelrooy. 6-1. De vernedering was er al, maar de vernedering wordt nog erger. Taigi, dėmesio, pirmoje aikštelėje jau pasibaigė rungtynės tarp Barsos ir Žirmūniečių. Ir tai sužinosime rezultatus. Dėmesio, susitikime tarp Barsos ir Žirmūniečių rezultatų rungtynės. Dar kova vyksta trečioje ir ketvirtoje. Tai paskelbsime antrosios aikštelės susitikimo rezultatus. Tarp jų. Matau, jau rungtynės pasibaigė trečioje aikštelėje ir į galą turbūt eina ketvirtoje. Žaidė MFK prieš Babatuką. Babatukas ir MFK sužaidė lygiosiomis. Trečia aikštelė, MFK prieš Babatuką sužaidė lygiosiomis 2-2. O ketvirtoj aikštelėje taip pat lygiosios 1-1. MTG Soccer prieš Intro 1-1. Dabar rezultatų iš antrosios aikštelės ir sužinosime, kaip sužaidė Tempo prieš Winners. Štai niekaip negali paveikti rungtynių antroje aikštelėje. Teisėjas pridėjo laiko nuo savęs. Rungtynių laikas oficialiai pasibaigė, bet teisėjas pridėjo dar kokias kelias minutės. Matyti jau paskutinės atakos. Paskutinės atakos antroje aikštelėje. Tempa prieš Winners. Tai jau paskelbsiu, kas kokioje aikštelėje žais dabar trečiajame ture. Kas dar negirdėjo, dar kartą primenu. Trečiasis turas vyks taip. Pirmoje aikštelėje žaidžia Viesulas prieš Genį. Antroje aikštelėje žais. Tai pasibaigs rungtynės, kurios jau pasibaigė. Vaicenavičius su šeima ir klasiokais prieš Gumą. Trečioje Baltieji arkliai prieš Pelikanus. Ketvirtoje Dainava prieš Extreme. Taip.
Jau prasidėjo kai kurios aikštės. Sakyti, kad Coca-Cola futbolo savaitgalio lygoje baltieji arkliai savo pasirodymą baigė. Paplokime baltiesiems arkliams. Jie bent stengiasi. Šaunuoliai laimėjo ir prieš juos. Jie neiškrito, jie visi gerai iškrito. Tai sakau. Jie biškį čia. Jie pabėgo. Viskas gerai. Aš ateisiu, pasakyk, kad tai nemoku vaikos Coca-Cola. Bet tai vat vartos. Gerai, aš eisiu savo. Ką? Vartos iš tavo buvo. Vartose? Aha. Neįmu. Neįmu. Galų, įmu. Tai nepačiu. Neišsigąskite, čia specialus užsakymas, kad šiek tiek atgaivintų žaidėjus aikštėje. Tai... Intensyvi kova vyksta antroje aikštelėje. Pirmą kartą matau Ronaldo žaidžiantį gynyboje.
Kol žaidėjai intensyviai kaunasi aikštelėse, kitos komandos treniruojasi jos prieigose. Tai Raimundo Žudotas vos nepargriovė Sirgaliaus, kuris dėl kojos traumos negali šiandien dalyvauti turnyre. Nagi pasižiūrėkime ir pakomentuokime, kaipgi sekasi pirmoje aikštelėje žaidžiantiems Barsai. Aikštelėje kamuolį į aikštę išspiria Barsą. Tai pavojinga situacija, Virpstas. Ir iškart į puolimą perina Kūną, tačiau Barsa vėl perina. Jeigu pralošusi komanda neteks vilties patekti į finalą, o taip pat laimėti aukso medalį. Prasidėjo rungtynės ir pirmoje aikštelėje. Ir iš karto įvartis. Pirmoje aikštelėje iš karto pelno įvartį pirmasias žaidimo sekundės.
Visą laiką liekam ant kitą.